pradžiojom taškas į tašką, tiksliau 2 kėlinius. Toliau po ilgosios pertraukos susitvarkėm, turbūt pripratom prie teisėjų švilpimo ir susikaupėm ir viskas gerai. Sakykit, užsitikrino vietą finalinėme ketvirtyje, sakykit, kaip toliau ruošitės? Ruošimės dar stipriau ir darysim viską, kad laimėtume pirmą vietą. Na ką, aišku, pirmiausia su pergale ir mes tikrai džiaugiamės, nes tai buvo labai svarbios varžybos. Mes žinojom, ko čia važiuojam, kad nebus lengva, tai faktas buvo, nes vis tiek kelionė trunka, plus komanda žaidžia agresyvų, greitą žaidimą. Na ir ką, buvom susikaupusios, atlaikėm tą įtampą. Gal po tos 2 pirmus kėlinukus buvo kažkiek sunkiau, bet paskui, manau, kaip sakoma, kojas apšilo viskas, raumenukai šilo ir buvo gerai. Patekimas į finalinį ketvirtą, kaip ir buvo klubo planas minimum prieš šį sezoną, ar ne? Sakykit, kokios dabar mintys? Nė vieno pralaimėjimo, gal kyla šiek tiek reikalavimai? Nu, aš manau, aišku, tas finalinis ketvirtas įvykdytas ir visos mes taip pat norėjom. Ir manau, nu vėl, kaip norisi tų medalių ir žinoma, kuo ta spalva geresnė, gražesnė, tuo man pačiom linksmiau. To ir siekiu.